Seimo biudžeto ir finansų komitetas vyriausybei siūlo naikinti degalų importo mokestį, kad atsiradusi konkurencija numuštų benzino ir dizelino kainas. Finansų ministras sako, kad pasiūlymą reikia analizuoti, tačiau pabrėžia, kad sprendimai, kurie sumažintų įplaukas į biudžetą, nepriimtini. Seimo biudžeto ir finansų komitetas konstatuoja, kad benzinas ir dizelinas kaimyninėse šalyse yra pigesnis ne tik dėl mažesnių mokesčių, bet ir didesnės konkurencijos. Latvijoje ir Estijoje trečdalis degalų yra atvežama iš ES nepriklausančių šalių. Į Lietuvą importuojama vos keli procentai degalų, todėl neturėdama rimtų konkurentų kainas diktuoja monopolininkė Mažeikių nafta. Mažeikių nafta rinkoje yra stambus žaidėjas ir Mažeikių nafta naudojasi įskirtinę padėtim, dažnai žaidžia kainų žaidimą, kad importas sunkiau ateitų į Lietuvą. Seimo biudžeto ir finansų komitetas kreipėsi į vyriausybę, prašydamas išnagrinėti galimybę panaikinti degalų įvežimo iš ES šalių mokestį, tikėdamasis, kad padaugės degalų importuotojų iš tokių šalių kaip Norvegija, Rusija ar Kazachstanas ir tai numuš kainas. Importuotojai, kurie pas mus visiškai Lietuvai užspausti buvo, ir importas kūro bet kokio iš kitų šalių sudarė tik 7%, kad nuimti tuos apribojimus, įskaitant ir muitą iš trečių šalių 4,7 svarstyti, kaip ten galima atsisakyti prie nulinio tarifo pereiti. Dėl importo mokesčių, tai šiandien aš negaliu atsakyti šį klausimą, kadangi yra atitinkamai suplanuotos ir pajamos ir mes turime papildomai analizuoti. Valstybės įsipareigojimų, egzistuojančių valstybės įsipareigojimų užtikrinimas yra šiuo metu pirmaeilis uždavinys ir kažkokie papildomi sprendimai, kurie mažina biudžeto įplaukas, šiuo metu mano supratimu tikrai nėra tinkami. Komitetas taip pat siūlo vyriausybei išnagrinėti galimybę panaikinti kitą importuotojams trukdančią prievolę kaupti degalus. Ta daryti pagal ES reikalavimus privalo visos šalys. Parlamentarai siūlo kaupimo išlaidas dabar gulančias ant importuotojų padalyti ir degalinėms. Mažeikių nafta politikų kalbų nekomentuoja, sakydama, kad laukia, kol jie virs dokumentais.